Sveiki visi sugrįžę į Beno projektų kanalą, o mes šiandieną esam Klaipėdoj, jūros šventėj, čia kažkur Formulės 1 trasa. Tai ką mes dabar darysim? Eisim į vidų, pažiūrėsim, ką mes čia galim rasti Red Bull šitoj. Ir truputį trumpą apėjimą padarysim, pasižiūrėsim, ką mes čia gero randam. Einam. Ką matom, kad galima pamėginti ratus pakeisti, tai einam, pamėginsim. Gerai. Greičiau! Kiek? 9,94. Nu va, turim keletą mašinyčių pastatytų. Tai Aurelijaus Rusteikos, vienas iš Aurelijaus Rusteikos turbūt Porsche kolekcijos. Kaip matom, neblogas 911. Ką čia mes galim pamatyti? Porsche 911 Carrera RS28. Tikra ilgų stacijų lenktynių legenda. Susipažinkite su aukščiausios prabos Porsche 911 RS281. Yra vienas įdukaniškiausių ir sėkmingiausių. Bla 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 bla, va patys gali paskaityti. Svarbiausi dalykai. 73 metai gamybos, 2.8 variklis, 5 pavaros, 308 arklių galios ir sveria tik tai 900 kg. Tai iš tikrųjų 900 kg, 4,5 sekundės iki 100 km. Tikrai va, su tokiu svoriu, tai wow. Padangų plotis tai. Nu jo. Gražu. O, atsiprašau. O čia matom Vega Bondo lietuvišką superautomobilį su Mustango varikliu. Su Coyote varikliu. Galit matyti Mustango 5 litris, realiai variklis įdėtas į šitą. Bet skamba tai visiškai kaip ne Mustango variklis. Didėjo 2 lintuvus, tai kur tas 5 litris variklis? Gerai paslėptas. Tikrina, ar iš ko pagaminta. Keliavam apie formulį. Gal irgi pamatysim, kaip užkurs. Dvi išstatė tokias. Realiai mes esam Red Bullio palapiniai. Vaikštinėjame aplink formulės. Nusmagumėlės. Visa hebra vyksta. Niekas netyli, ten duoda jis įlip. Šiuo metu nori be filmų įlipęs. O aš šiaip slampinėjau. Ramesnis spotas susirandam, galima apžiūrėti formulę. Vairiukas. Darbo vieta, kaip sakoma. Darbo vieta, kaip sakoma. Iš duct teipo suklijuota sėdynė. Kaip priklauso normalioj formuliai. Nu, gražumėlis tos formulės. Kita tokia pati realiai, tik labai apskritę žmonių.
Ta prasme, biškai per garsiai galėtų pasakyti. Realiai nesu jautęs jausmo, kad nuo garso banguotų žemė. Tai realiai, iš esmės, kai Ana bolidėlį užkūrė, stovint šalia, nuo garso atrodo, kad tu būtum kokiam laive. Nu, žiauriai. Belia kaip gerai, fainiai. Tai jo. Čia garso darytojai. Jūros šventės atidarimas toj bus. Jūros šventės atidarimas. Tai ką mes prisiminiau, aš užmiršau pasakyti, kad vis dėlto aš į jūros šventę atvykau. Nu, ne tik jūros šventė, bet ir jūros šventė yra. Tai šiandien iš tikrųjų turėjom gerą dieną su CarVertical mokymais. Tai visi neužmirštam naudotis bent 20 nuolaidos kodų, bent CarVertical ataskaitai gauti. Jūros šventės atidarimas. Tuoj bus eisena. Kada žmonės šunis medžiojo robotus? Pusvalandį prieš eismą kolonos, o jinai vis dar nesibaigė. Tie žmonės lėtai važiuoja. Tai kokio ilgio, tai... Nu, sėkmės jiems, sėkmės man. Tai mūsų kurtai, šitą aparatą tenio. Ai, nauja diena vėl to. Labas rytas. Mažiukas, varikliukas. Anė. Turbo žiūrėk. 1, 2, 3, 4, 6. Kiek šitumai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turėtų gerai važiuoti. Kažkaip sunkiai jam šiandien. Dirbam. Tik tai laiko nieks tau nenuėmė, vargšai. Nereikia to laiko. Remontuoja kaip ir visas mašinas su zateškiam. Zateškiam pasidėjus. Ir zateškės kišam. Ir kaip visas normalias mašinas remontuojamos yra su zateškiam. Ir Formulė 1 su zateškiam. Taip kaip turi būti. Pastatė va ir visokių gražių Nissanas, Audi R8. Pažiūrim į tarpus, čia sueina. Gražiai suvestas. Va ir visokių tokių. O, ir garsioji Jetta stovi. Kiek jūs sakiau, bet šita Jetta tai dizelinė. Londone tai čia jaučiam blogus reginiai.
Va, šitą Mustangą tai būtų smagu sukonstruoti. Va, grožis, tikras grožis. Ir Lietuvoje pasirodo, buvo šitą mašiną ir yra. Laukiam, mes detalių laukiam. Gali kokią 4. Lenktynininkams tai yra žmogus 40 žibantį tarp lyderio. Publika padarom daug. Miara aplankė pirmą kartą 2008-aisiais, kai jis užėmė prizinę vietą Baltijos šalių motokrobatikos čempionate. Paskui jau žinoma įkvėpęs to laimėjimo pasikėlė kitos pergalės ir 2012-aisiais po 4 metų po to laimėjimo jisai pasirašė kontraktą su Red Bull ir tie sparnai dabar yra visiškai išaugę ir niekur nesusiskleidžia. Ir kaip ir minėjau, tas iš tikrųjų tai yra pasaulio Gineso rekordininkas. Ir mes matėme, ką jis kalbėjo Vilniaus prospekte prieš 3 palaikymo užlipęs ant motociklo. Ir kaip pats sako, Nerijus Malinauskas, jis yra vienintelis profesionalus motokrobatas Baltijos šalyse važinėjantis full time su supermoto tipo Vienas pilnai elektrinis virš 1065 RV litrų galėtumas 403. Kaip jis prieš gerus metus pasaulį pradžiugino. Kaip tikėtina, kokius triukus išdaugai atvažiuoja. prieš nuo gėliško lygio 20 nuostabus jausmas, įsivaizduoju, kiek žmonės, kur ten yra šalia trasos, ir žuoja jis yra ir inžinierius, nuo tada jis iškovojo abu sąskaitoje turi 7 končimus, profesionaliais naujokais. Simonas rengia technikus, video apie driftą, dalyvavimą, Kristian Pusinėsi. Ar jūs tai girdit savo namuose? Mes visą tai girdim čia gyvai. Profesionalai, rezultatai, Štai, pilotas sustabtelė, kokį triukšmą. Mes turime ypatingą progą ir čia Aš manau, kad mažiausiai, ką dabar yra Red Bull skoloj, nusiskraidinti į formulės lenktynę. Stovėdamas čia su Oracle. Ir iš tikrųjų jausmas yra su
proga. Ir čia kuris saugo lenktynininkai ir kartais mes matome, kaip ir formulė gali išsitaškyti. Mes matome čia trasoje įspūdingą pasirodymą vyrukai. Amato meistre Rokas Baciuška su savo bagiu važinėdamas 6 centimetrais. 6 centimetrai ir Rokas Baciuška galėtų duoti 5 stovinčiam žmogui. Jokių būdų tikrai nebandykite ištiesti rankos į trasą. Saugumas yra pats svarbiausias dalykas. O čia Aras Freestyle ir Stunt Riders, ką išdarinėja, šoka kirpinę su savo žmonių. Tai, ką išdarinėja šie galviai, negalėtų padaryti tikrai niekas. Tai yra sunkiaus darbo, alinančių valandų, pavojingų kritinių, traumų ir avarijų rezultatas, kuris dabar spinduliuoja ir šviečia čia jūros šventėje Red Bull Show Rane. Ir daro ekstra judesius, ekstra triukus. O čia turime vieną bičiulį, kurį ant pakilos atsisveikina pamojuoti. Formulė užkurta ir Patrikas supranta, kad tai yra paskutinė akimirka, paskutinė galimybė, kai jis gali pademonstruoti visus savo talentus. Jisai, priminsiu visiems, yra važiavęs formulėje aukščiausiame lygyje. Jisai žino tą atmosferą ir jam dabar yra dirbti šitą darbą. Su varikliu subalansuoti, atrasti geriausią balansą. Dėl to labai dažnai, kai iškyla problemų, komanda nuolat ieško. Ir formulė, ir Aras
ir Aja. Tai buvo tikrai nuostabus vaizdas, tai buvo nuostabi patirtis. Tikriausiai kitose Red Bull Showrun renginiuose. Ir tiesiog atsisveikinam iki kitų kartų. Ačiū, kad renkat su mumis. Iki. Iki, ačiū tau. Ką už manęs formulė stovi ir šiandieną iš tikrųjų džiaugiamės šių formulių, vienos formulės tiksliau važiavimais, gražiais. Ir ačiū Jums, kad žiūrėjot, ką mes šiandien pagavom iš Red Bull būtent renginio, kaip puikiai važiavo kiti automobiliai iš Jūros šventės, iš Klaipėdos. O šiandieną noriu su Jumis atsisveikinti, bet prieš tai neužmirštam palaikinti šio video, pasubscribinam kanalą, nes ateityje laukia labai didelis projektas artėja, mes daug pasiruošimo darbų darom. Ačiū Jums, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim jau neužilgo. Iki.